Vis dar kūrenam pečių. Aukštaitijos katilą. Tik tai dabar yra į namų sistemą mažai paduodama karščio, nes nereikia daug. Dabar mažam rate tik tai boileris pagrindė kaista. Namai jau taip vos tik tai. Vaikučiai, tai va, pavasaris. Toks gražus pavasaris, net keista. Ai, tarp kitko, šiandien yra kovo 10. Ir pas mus, kaip matot, sniegučio dar vis kažkiek turima. Ta prasme, balta dar visur. Tik tai, kur buvo nuvalyta tenai jau pradžiuvę, bet naktį sušala, diena atšyla. Žmogus save laiko protingiausia būtybė Žemėje. Netgi gal ir visatoje, kai kurie žmonės save laiko protingiausiais. Žmogus, pasakytas kito žmogaus, žudo kitą žmogų. Tai aš čia labai nesutinku, kad žmogus yra protingiausia būtybė. Žmogus gal, ko gero, tas, kuris žudo kitą žmogų, yra... nėra protingiausia būtybė. Ką apie tai mano vištos? Ką manot? Tas ten izoliatoriai sėdi. Ir dar kai katras žmogus toks biški kaip višta. Maitėda, ne maitėda, kaip tas vadinasi dalykas, kur... Nu... Jeigu kitam negerai, tai tada jisai dar labiau puls. Nes yra žmonės, kurie, kai žmogui kitam yra negerai, nu, jie padės, pagydys, užtars, paguos. Ir yra tie žmonės, kurie puls, kas dar labiau temps tave, nors tavęs tempt negalima. Nu, žodžiu, tai supratot apie ką aš? Supratot. Šiandien Taiga važiuoja pas daktarus. Taiga buvo pabėgus iš namų. Antra ruja buvo jai ir žiūrėsim, ar sugebėjo prisdirbti kažką ar ne. Ir dar Taiga turi metai laiko šuniui, dar nėra metų. O gal yra. Ir sugebėjo šuo šlapimo pūslėj akmenų prisiauginti. Ir šiaip Taiga pas mus biški yra liliputas. Taip? Akita liliputas. Pip, 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 pip. Nu, einam soskienų ieškot. Soskienai. Soskienai. Kur tavo, kas soskienai tavo? Nu, gal gana jau jum tremty gyvent. Mažos avys su mažais aviokais. Parodyk mažą į avioką. Ui, koksai mažas aviokas. Ui, koksai. Taiga, žiūrėk, kaip tu aviokas. Aviokas kaip tu dydžio tokio. Ai, purvinas visas, reik nupraust. Murzių. Suženklinam ir paleidžiam, gerai? Su visais tegul keliauja savo. Nedrasu mažam tokiam aviokui, taip, tarp didelių avių. Nieko, varada mamytė. Nu ir tu pukuotoji eik. Pukuota avis. Nu va ir antra irgi iškeliavo. Tos nebesiveda jau kol kas. Ką jūs čia pykstatės? Tai ką, tai galiuška, nėra kamų čia veikia labai. Tvarto reikalai tokie. Jau nebeįdomus. Nebeįdomus, o nebėra ką rodo. Nuvažiuosim paskui šienainę paduosim jom. Šieną. tą blogą į šieną, kuris, sakiau, kad nurašytas. Tai vakar padaviau avim. Jo, tai per naktį ir sudraskė visą.
išpešiojo. Tai nori vadinasi šieno ir nesuprasi kodėl. Baziukai, gal tu žinai kodėl? Imkla, palesk. Tai valgo šieną, šienainio nevalgo, tai paskui atvirkščiai valgo, šienainį šieno nevalgo. Avys. Ko. Va, kibiras 10 litrų, ne 10, 15 litrų grūdų virsta į 4 kiaušinius. Nuostabu. Vakar pasižadėjau žmogui, 2 žmonėm, kad prieš darydamas kažką pasikonsultuosiu su jumis. Kaip kad pavyzdžiui sako, jeigu darysi santechniką, būtinai pasikviesk mane, padėsiu tiesiog, nori padėti žmonės. Žmonės atsirado, kurie nori pamatus padaryti man. Už mane, kad man tai nekainuotų. Tai labai džiugu. Tai dabar noriu pasakyti, kad greičiausiai tvartas bus kaip angaras, toksai iš metalinės konstrukcijos, kas 3 metrus ar kas kiek ten jo statosi, nuo metalo storio priklauso. Ir kaip ir jau radau, kas padarys tą visą, nesukirtom rankom, todėl kad noriu bent jau iš kelių variantų turėti pasirinkimo, nes su statybom patys suprantat, patys matot kaip yra ir kad negali visais tikėti aklai, nes žmonės tai daro, žmonės stato, tai reikia iš jūsų pusės kažkokių tai informacijos man apie tų angarų statybas. Tai metalinė konstrukcija, pamatai aišku, kas padarys, pamatai griežtiniai ir tada ta konstrukcija, metalas, grebės tai nežinau kokie, gal irgi metalinė, gal ir mediniai. Ir greičiausiai, kad sandvičas. Stogas tikrai sandvičas. Toksai, kur skarda, puta, skarda. Ir sienas tai vis tiek norėčiau medinės daryti. Iš lauko medis, o į vidų, jeigu reiks, kur garažas, tai tikrai reiks apsišiltinti, kur skerdykla irgi tikrai reiks apsišiltinti. Kur skerdykla vidinės sienos, tai greičiausiai bus iš irgi sandvičo, todėl kad tai yra ir kaip ir sienos danga ir plus izoliacija. Pavyzdžiui, šaldytuvą pasistatei 5 sandvičio plokštės, sienos 4 ir lubos ir viskas. Ir tau šaldytuvas gatavas, tik tai šitą ventiliatorių pasistatei, kondicionierių. Tai jeigu jūs užsiemat angarais, tai būtinai mane paprotinkit, ką turėčiau atkreipti dėmesį, ar su kuo turėčiau turėti reikalų ir su kuo neturėčiau turėti reikalų. Šiandien, kadangi neskubam niekur, tai važiuosim pagal kelių eismo taisyklės, taip kaip ir visada, žinoma, aš važiuoju, niekur neskubėsim ir pažiūrėsim, kokios kuro sąnaudos šito super ultra galingo automobilio. Geriau? Štai netoli Vilniaus esam ir pažiūrim, ką mes suvažinėjom. 10,8 litro. Vidutinis greitis 8,1, tai visai neblogai. Taiga, kaip manai? Gerai? Ar per mažai? Gal reiks paspaust atgal, ne? Iki 15. Taiga? Taiga šmaiga. Ausį tik tai rodai. Pasirodyk visa. Taiga. Šmaiga. Tai nėra. Nebėra nei akmenų, nei šunų. Šitasgi tai pastą ten tokia davė maitinti pastą su maistu ir tiesiog ištirpo, kadangi jaunas šuo, jauni akmenys tai ištirpo tiesiog. Operuoti nereiks kol kas. Visą laiką Vilnių atvažiavus reikia
vitaminų visokių papildų. Papildų tai magnio reikia žmogui daugiausia. Ir būtinai Vilniuje, kai būnu, ir turiu aplankyti savo draugus. Šildosi, aišku. Nu, kur rūkot? Oi, tai yra, ką veikiat? Kažkur prašom parkuotis. Taiga dar nėra mačius mano vienos mašinos, tai norėtų pažiūrėti. Šitas turėtų būti draugiškas. Taiga nevalgo mažų šunų, Taiga gera. Labas. O, filmuoja ištisai. O. Taigai bernai patinka. Va, mano laukia pavasario. Ai, tai ten Norbertas kažką filmuoja, kokį aš tai dabar lysiu su savo kamera. Tai paplepėjom apie šių metų planą ties driftu, tai vienos varžybos, kurios nesikerta su raliu, nes visos kitos drifto varžybos vyks tada, kada ralis vyks. Tai gaunasi, kad tik tai vienas varžybas pro lygoj šiemet startuosiu, o semi pro nenoriu. Jeigu tose aikštelėse, tai nenoriu, neįdomu. Bet aišku, prasidės jos ir turbūt važiuosiu, nes, važiuoti yra geriau negu nevažiuoti. Bet kokiu atveju. Bet, pernai pavažiavau, tai aikštelėse, ne mano reikalas, ne mano tema. Pro lygą, Tai va, tai šiemet preliminarus planas, šitas Kuršėnuose vienos varžybos, kur laisvas savaitgalis. Kodėl mašina ne pas mane, mano mašina ne pas mane, nes o ką man jos reikia, kad ir sugalvosiu šitoj trasai lakstyti. Ne prieš, o konstruojant tą mašiną, aš sakiau, kad su ją važinėsiu ir žiemą, dėl to paprašiau, kad ir vėjelį įdėtų į saloną, langų šitą apiputimą. Bet kai Rakašio vyrai surinko tą mašiną, aš pažiūrėjau ir sakiau, ne, aš su ją niekur nevažiuosiu žiemą. Todėl labai preciziškai, jau taip jie ten pedantai tokie, iki smulkmenyčių, ten iki varštukų nudažytų, tai, žodžiu, labai gerai atliktas darbas jų ir tiesiog man buvo gaila, tai dėl to aš jos net ir nesivežu namo. Tiesiog jinai čia pas juos dar liko kolektorių per naują perdaryti ir bus jinai pilnai paruošta, jau Max gerai padaryta mašina ir ką žinau. Pavasariu kvepia jau greit. Reiks važiuoti, tai reikia padangos. Kai gerai atrodo šitas palvinė. Pavarvinam seilę biškį. Oi, koksai gražus. Gražus. Bet mano geresnis vis tiek. Man ilgą laiką nereiks keisti dviračio. Vilniuje yra kažkas baisaus. Pavyzdžiui, dabar aš žinau, kad man reikia dar nuvažiuoti ten ir ten. Ir dabar aš važiuoju ten ir galvoju, pasitikrinkime laiką programėlėje, pasižiūri, tai man ten jau nebereikia važiuoti, man jau ten reikia važiuoti, kad tik ten bespėčiau. 4 km 22 minutės. Wow. Ir visada taip, bet kada čia atvažiuok, visą laik milijonas žmonių. Bet taip yra ir čia nieko nepakeisi. Tiesiog tada reikia kantriai sėdėti ir svajoti. Tai man dar reikėjo į Bernerį ir dar reikia pas Kinezą nuvažiuoti, pas draugą Vaidą tokį. Jisai biškį man padeda su mano pečiu ir šį kartą dar ir su stuburu gal pažiūrės, ar viskas okei. Tai lankau du
2 kinėzus, masažas, lovą gavau, paskolino tokią lovą masažinę. Stebisi, kaip galima taip greit atsistatyti. Tai kai pirmas dalykas, ne pirmą kartą tai patiri, antras dalykas, nieks nelūžo, trečias dalykas, žinai pas ką kreiptis, kad padėtų. Nu, ir aišku, pats svarbiausias, tai turi pats su savim dirbti stipriai. Jau kai atsitinka toks atvejis, tai supranti, kad maistų prieš miegą jokių. Badavimas, todėl kad badaujant organizmą mes verčiam naudoti atsargas, o ne kaupti atsargas. Nes, pavyzdžiui, jeigu jūs prieš miegą valgot kažką, tai visa tai nebus sunaudota, o nukeliaus į kaupimą, į atsargas. Tai nereikia žmogui ant savęs nešiotis papildomų svorio ir atsargų. Žmogus be maisto galite, nežinau kiek mėnesių, 4 kokius mėnesius išgyventi. Taip kad reikia susijimti. Visiems reiktų susijimti, todėl kad, kai tiek daug skanaus maisto šiam pasaulyje yra, tai norisi skanaut. Nesinori badaut, bet žinokit, kai pradedi pabandai, pajauti tą pliusą badavimo, tai yra labai gerai. Ir dažniausiai taikau taip, kad badaučiau, kai išvažiuoju iš namų. Kad, kelionėje kažkur tai savo sėdi, nieko neveiki. O kas yra badavimas, tai yra para laiko be maisto. Ir tai kartojam, 3 kartus į mėnesį. Maža to, kad pietų nevalgau, tai dar ir badauju. Bet, žinokit, organizmui tai yra sveika. Žmogusgi, jeigu jūs tuo tikit, kad žmogus iš beždžionės išsiveisė, tai neturėjo jisai 3 patiekalų per dieną. Jeigu pavalgai kartą per savaitę, tai vadinasi labai gerai tau pasisekė, tu gyvensi. Ir man labai patinka tas, bet čia gal ne tik Vilniaus, čia šiaip miesto. Vat ten, pavyzdžiui, stovi gale mašina ir čia yra 2 ištisinės juostos ir tai mašinai va ten reikia važiuoti ir jinai nesvarbu, tos 2 ištisinės, man ten reikia. Ir jinai čiuk ir nuvažiuoja tenai prieš kerta 2 ištisinės, prieš eismą pavažiuoja. Bet tai, mangi ten, va ten man reikia. Va. Čia tai prasme normalu, bet kaip miestas kaimą nesupranta, taip į kaimas miestą nesupras. Gyvenkim kiekvieną savo. Tik tai tiek, kad kaip iš miesto į kaimą atvažiuoji, tai tau kaip ir geriau toks, kaip čia gražu, kaip čia. Kai iš kaimą atvažiuoji į miestą, tai tada greičiau iš čia tepam slides. Ir čia šitie nupiešti, aš kaip suprantu, kad nestovėtų mašinos. Bet jos stovi kažkodėl. Ir tada aš turiu važiuoti priešą, žodžiu, nesuprast miesto. Tai galiusia, namo, viskas namo. Viskas iškankino. Tai paguoda tokia, kad vis geriau, vis ir petys gerėja, ir nugara, ir sėdmenys, nes pas dėdę visai nėra sėdmenų, tai po biški mes juos pagaminsim. Jo, namo. Ir lieka tų darbai nepadaryti. Stengiuosi visą laiką kuo daugiau padaryti vienu kartu, todėl kad tas Vilnius jūsų, tai žinokit, turėkitės jūs savo tą Vilnių savo. Ir piešia, kad 8:30 namie būsiu, tai kaip ir išeina. Dar reikėtų pavalgyti kažkur, tai ar dabar stot, ar namo grįžus pavalgyti, bet kai vieną kartą pabandai ir kai supranti, kaip tai veikia viskas, čia kaip su alkoholiu. Kai supranti, kad tai iš tikro tu žmogus save nuodiji, tai tu daugiau taip nebedarysi niekada. Tai ir su tuo festinimu, badavimu. Kai tu supranti, kad tai yra sveika ir tu pajauti, kaip organizmas keičiasi, supranti, kad tas bet, pavyzdžiui, ar jūs, jeigu paklaustumėt, ar aš alkanas dabar? Ne. Ta prasme, yra toks kažkoks, gal reiktų kažką suvalgyti, bet, viskas čia yra. Visas alkis yra čia.
Smegenys jums sako, kad jūs alkani, ne organizmas. Aš sako, tai mirčiau, jeigu pietų nepavalgyčiau. Nemirtum, tu ir 2 mėnesius, jeigu nevalgytum, nemirtum. Aš nežinau, ar kitiems žmonėms būna. Turbūt būna. Toks, kaip visas vaizdas būna per miglą, atrodo. Rūkas kažkoks ant tokių užsidėjęs toksai. Tai žinokit, kai festinat, kai badaujat, tas rūkas dingsta. Tada viskas labai aiškiai matytis pradeda. Čia vienas iš privalumų. Nakų paukščiokai. Kur kalinys? Dieve, nesigrūskitgi po vieną, nu. Strutis toks didelis sutverimas, o pats apsiginti nesugeba nuo vištų. Vištos jį pešioja, a jisai guli savo ir gal jam patinka būti pešiojamam, tai jis dabar uždaromas yra vienu ten naktį. O viena gali keliauti. Eik strutėnį jau. Neisi? Kume. Taiga nelaižyk užpakalio. O, kad čia gražus toksai. Oi, koks visas činskis. Koks činskis mažas. Mi. Gera. Avioka miltų. Ne miltų, traiškitų grūdų paduodam. Jau bais daug ėda. O šitos vis be ir be. O jum tai špyga taukuotas storos avys. Jum nereikia. Kam jum reikia milto? Ir nereikia čia ant manęs. Ir aniemą vienam į galą irgi nunešu. O 2 kibirus ant visų. Pasidalina činskiokai visi. Ir ne činskiokai. Saskėnai, jūs išdykę maži saskėnai. Viską sugraužt, viską sužiūrėt reikia, suuostyt. Išdykę saskėnai. Duokit kibirą. Nu, ėskit sausą šieną, avys ir aviokai. Eik, storą ėst, eik. Saskėnas ėst. Atėjo saskėnas, tai tik pirštus graužt moka. Sodžios laimingos. Porą rulonų į aną pusę vežu. Pro ten paduosiu. Ten ir ten, kur po stogu. Kad avis, kai ateina po stogu, irgi turėtų ką valgyti. Šiaip tai dabar oras jau toks tinkamas ir laukia laikyta vis. Stogo kaip ir nereikia. Nu, aišku, visada yra geriau turėti stogą, negu neturėti stogą, bet kartais nutinka, kad pusę stogo ant žemės. Tai tada vadinasi, kad susitaikys avis ir su tuo. Tam davė, tom davė. Įmanoma turėti švarią mašiną kaime? Ne.
Yra kovo 11 šiandien ir gal laikas būtų jau pasėlius apžvelgti, kaip jie pražiemojo, ką jie dabar veikia. O gal dar ne. Gal dar tegul biški padžiūna, kaip sakant. Akų jūs mislinat, tik tai mašinam reikia padangas keist. Dviračiam nereikia. Jau kaip tokios. Nėra kad labai plikos, bet jau tokias reikia pakeisti. Jau. Pieno pripila į ratų. Ui. Labai kūda padanga tokia visai plona. Bet pasisekė. Gal nelėkiau, kad ne karto nepradūriau. Čia padanga, pažiūrėkit. Čia vadinasi padanga dviračio. Kaip gyvatės oda panašiau. Va, ir padanga panašiau jau. Easy. Ventilį reikia išsukti ir kai nėra ventilio, tada iškart prisipučia. Tada mums reikės naujo marmalo, kuris užsandarina prakiūrus padangą. Labai geras dalykas, labai handy dalykas ilgose kelionėse. Ir kai padanga neturi kameros, žinoma. Nu, yra skirtumas ar nėra? Nelabai. Nu, ciut, kad aukštesnė. Nu ir ciut platesnė. Vos. Tai tiek ir mums reikia. Čiagi šitogi MTB-gi nedarysim iš gravelio. Jo, taip iš šono atrodo visai dar tap gera padanga, bet iš tikro tai jau per vidurį. Per vidurį tai jau nebe kažką lygia ir dar tokia jau patrukinėjus. Nu, tai gerai, kad keičiam. Kas dar ant dviračio panašiai svarbu kaip padangos. Kaip ir mašinoje vairas. Tai ir dar reikia vairą persiviniot. Vairas apviniotas yra tokia minkšta guma, kuri turi neslyst. Tai vat šita nauja neslysta visai, o šita jau tokia jau slidoka. Čia naiva, pavyzdžiui, jeigu sušlampa, tai jau jeigu minant tau ranką nuslys, tai kuo tai baigsis? Išsiplojimu ant žemės. Ir užsidedam žiemos atributą, kuris buvo su dviračiu. Tokiu vat važiuot, tai kaip nesmagu, kai taško visur. Tai šitas labai gerai gelbsti. Aišku, ant karboninio dviračio nedera visai, bet čia ne apie derėjimą, čia apie veiksmą. Nu va, ženklas pirmas, kad pašalas iš laukų pašalas išėjo ir kadangi pašalas išėjo, tada vanduo geriasi, bėga per melioraciją ir subėga čia. Šitas pilnas ir vat ką tik pradėjo bėgti Jana prūda. Labai kultūringas pavasaris, jau toks kultūringas kaip ir žiema buvo. Šitaip iš lėto, šitaip neskandina, net keista. Kažkaip tai ne. Jokio lietaus nebuvo, nieko, tiesiog tai po truputį tirpsta. Šiandien buvau nuvažiavęs derliaus nusipirkti. Anksčiau jau pasakiau, kad atvažiuosiu ir atvažiavau, bet nepirkau daug, nes labai prasta kokybė. Bet pas mane jokio derliaus, žmonės bandė kult ir va. Ir va, panašius kaip mano kūlė, džiovino, tai va kas gaunasi. Kukurūzai į kukurūzus nepanašus.
visiškai nepanašus. Nu tokie. Čia dar nupūstė, kol vežiau, va, iš apačios, tai va taip atrodo kukurūzai. Tai bandė kult, bet ta prasme tiek išlaidų, kad nemanau, kad buvo verta 200 eurų toną. Nu, aišku, jeigu reikia, tai reikia, bet jeigu nereikia, tai tada reikėjo geriau kaip aš palikti, kad dar daugiau neinvestuoti. Norėjau pašarą, bet kadangi tokia kokybė, tai tik vieną maišiuką pasiėmiau, kad vis tiek atvažiavau jau tokį kelią, tai pasimt nors vieną maišiuką, nes pas mane liko kukurūzų, tai nedaug. Tiek nedaug, kad nežinau, ar šiemet užteks iki naujo derliaus kukurūzų raidui. Nu, teoriškai, jeigu labai daug nepirksit stipriai labai, tai turėtų užtekti. Man Reolinkas atsiuntė kamerą, medžiotojų svajonę. SIM kortelė pridėta ir pridėta SD kortelė. Čia yra medžiotojo svajonė. Valdoma 2 akių kamera, kuri seka užfiksuota, sakykime, jūsų bembi užfiksavo kamerą ir jinai seks jį. Čia prie šėryklos galite toliau pasistatyti tokią kamerą, todėl kad jinai priartint gali. Viena akis mato platų vaizdą, o kita akis turi priartinimą. Tai labai patogus dalykas. Aš tokį modelį naudoju, tik tai ne kamufliažinį, o paprastą. Bet realiai tai tas pats. 4K raiška, SIM kortelė. Ir papildomai jums reikia va tokį daiktą įsigyti. Net nežinau, gal komplektas čia eina. Nors gal neturėtų būti. Saulės baterija. Ir prisimontuojat kamerą ir virš kameros saulės baterija. Ir viskas. 24/7 turit vaizdą. Jinai nefilmuoja visada, jinai filmuoja tik tai užfiksavus judesį arba kai įsijungiat kamerą. Įsijungiat programėlę. Paimam, įsijungiam programėlę ir parenkamas reakcijos per kiek laiko reaguot. Galime padidinti. Įsivaizduokit, kad čia šernas bėga. Pykš šernui ruron. Įsivaizduokit, kad čia šernas bėga. Pykš šernui ruron. Tai va, labai geras dalykas, jeigu neturit Wi-Fi'aus, jeigu neturit namo šalia, jeigu norit miške kažkur pasistatyti ir kad mažiau kas matytų, kad čia kamera yra. Kamerom GPS meistras prekiauja, arba tiesiai galite iš Reolinko nusipirkti, atsiųst tiesiai namo.